Garbė Jėzui Kristui. 27 diena. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į tave, Marija, nuolanki aukščiausioji tarnaitė, kuri pažinai jaunos širdies sumišimą amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia į tave 3 tūkstantmečio jaunuoliai, padaryk juos, sugebančius priimti tavo sūnaus kvietimą savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystiai, save išpildome pagal dieviškai planą ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trybei. Apaštalas Jonas savo laiške yra pasakęs, Dievas yra meilė. Kaip mes galime žinoti, jog Dievas tikrai yra meilė? Pirmiausia, jei tai yra tikėjimo slėpinys, tai mums tikintiesiems turėtų užtekti to, kad Biblija taip sako. Kitaip sakant, Dievo žodis mums yra pasakęs, kad Dievas yra meilė. Tačiau net jei mums tikėjimų ir pritrūktų, galėtume pasižiūrėti į savo gyvenimus ir pamatyti apšiai įvykių, nutikimų ir patyrimų, kurie mums liudija, kad Dievas tikrai yra meilė. Bet vėlgi, aš jums kalbu abstrakčiai, o kalba apie Dievą vis tik yra konkreti. Todėl dabar kviečiu jūs sustabdyti video ir skirkite savo laiko pamastyti apie savo gyvenimą, apie tai, kaip Dievas apreiškia savo meilę jūsų gyvenime. Sveiki sugrįžę. Jei to dar nepadarėte, siūlau užsirašyti tarsus Dievo meilės apraiškos jūsų gyvenime pasireiškimus, nes vieną dieną gali tamsa brautis jūsų širdis ir jūsų pačių liudijimas gali jūsų stiprinti. Eidami toliau galime prisiminti, jog medituodami apaštalo Pauliaus laišką Filipiečiams mes jau pamatėme, kad dieviškos meilės išliejimas yra trejybės dieviškojo gyvenimo pagrindas. Ir mylėjimas, taip kaip ir mylėjo Kristus, yra ne tik tapimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra kelias būti kaip Dievas pagal Dievą. Kai žvelgime į kryžių, neretai mes galime galvoti apie kainą, kuri buvo už mūsų mokėta ir tai yra teisinga. Nežmoniška kaina tikrai buvo sumokėta. Tačiau žvelgdami į kryžių mes taip pat turėtume matyti ir meilę, dėl kurios mes apskritai buvome sukurti. Mūsų nuodėmių atleidimas nėra taškas mūsų išgelbėjimo istorijoje. Per kryžių Jėzus sumoka mūsų skolą, išperka mus iš mirties, bet tuo pačiu Jis mums gražina, dovanoja laisvę priimti galimybę dalyvauti pačiame meilės ryšyje. Visa, kas daroma yra pasaulyje, net iškreipta prasme, yra daroma siekiant pasiekti laimę ir pilnatvę. O Dievas mums parodo kelią, kuriuo tai galime pasiekti teisingai. Mes buvome sukurti meiliai. Ir viskas, kas yra mažiau, mus ne tik, kad nepripildo, bet mus ištuština. Jėzus pateiktas didysis įsakymas apie meilę Dievui ir žmogui yra ne tik kertinis akmuo patekimui į dangų, tačiau tai yra ir kompasas, kuris mus gali nuvesti į galutinį išsipildymą ir laimę. Ir kad ir kaip tai galėtų iš dalies, keistai ar absurdiškai skambėti, bet būtent kryžius tampa mums tuo laimės ženklu ir žemėlapiu, pagal kurį gyvenant mes nenuklysime nuo kelio. Dienos bėgyje galime pamąstyti apie tai, ką pasaulis sako apie žmogiškumą ir laimę. Ir tuo pačiu, ką apie tai sako kryžius. Šventasis Pranciškus Salezas yra pasakęs, kalbėti išmoksama kalbant, mokytis mokantis, bėgioti bėgiojant, dirbti dirbant, lygiai taip pat. Mylėti Dievą ir žmonės išmokstama mylint. Visi tie, kurie mano, kad galima išmokti kitaip, apgaudinėja patys save. Todėl nesisielokite, kad dar neišeina mylėti taip, kaip norėtųsi, o tiksliau mylėti taip, kaip kviečia Kristus. Tiesiog nenustokite mylėti. Ir kasdien meilė bus vis tobulesnė jūsų gyvenime ir jūsų širdise. Būkite palaiminti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje,
dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.